Na tai ką, gerą dieną visiems. Ką užtenka malti pyp, šūdą. Reikia pradėti judėti, viskas. Prabuvau čia Kaune 3 dienas. Tai nežinau, kaip reikaliukai čia juda. Tenais tiksliau. Atvažiavau blembaškai į Maką, galvoju, žiauriai valgyti noriu. Tai mašinų, ta prasme. Sako, hebra neturi pinigų. Viskas visur užkalta. Visi priekybos centrai, maisto parduotuvės, priekybno, tai tas pats šūdas. Kavinės, priekybos centrai, mega, akropoliai. Vakar dar variau apsipirkti, tai turiu ir palapinę, mėgmaišiuką. Žodžiu, ne pleduką, o šitą čiužinuką. Bet visur pilna žmonių, visur pilna žmonių. Sako, Lietuvoje blogai gyvena žmonės. Nemanau. Nemanau. Tai va. O ką aš? Tai jo, apsipirkau. Daug maž susidėjau visus daiktus, rūbus šiltesnius. Palapiniai, mėgmaišis, čiužinys. Žodžiu, mėgosiu dėl to palapiniai. Kas toliau? Kas toliau? Biški maisto dar reikės susipirkti kažką. Bet tai čia tokie. Važiuojant kažkur sustosi, kažką nusipirksi. Turiu ant makaronų dietos eisiu. Turiu tų vadinamų bombženkių. Kas dar? Reikia nusipirkti makroflexo. Užsipūsiu visus tarpus. Galau su kempinėm kažiuosiu, bet užpūsiu su makroflexo. O paskui vis tiek reikės jį dažyti. Tai viską nuvalysi, nušveisi, nutrins ir nustrins tas makroflexas. Tai kaip ir viskas gerai. Arba tiesiog užpūsi ant viršaus su dažais. Gal kažkiek laikys. Bent be tarpų bus. Toliau dabar nežinau. Toliau dabar esu žiauriai erzinęs. Išvažiavau iš namų, kažkaip skubiau norėjau spėti autoaibę, tai nusipirkau tokį bartaką šią mašiną vajazu. Tai tokį šildytuvą, nes autoaibė dirba iki 2, tai skubėjau išvažiuoti jau iš namų. Tai nusipirkau, kad bent jau į langus pūstų, jeigu lys ar trauks langus, tai bent priekinį langą, kad nupūsti. Šūdelis toksai 105 vatų. Mačiau, kad buvo ir 300 vatų, bet gerai bus kaip bus. Ir viskas tiek į reikalų, manau. Daiktai, tas. Žodžiu, varau užsisakyti, pavalgyti. Laukti valgyti. Dabar jau pradedu gailėtis, kad stovi čia to eiliai. Dabar nei atgal, nei į priekį. Nu, į priekį po biškį, bet atgal tai iš vis be šansų. Manau, kad kitą kartą geriau apsimokėtų eiti į vidų nusipirkti valgyti. Nes būtų daug greičiau negu su MC Drive. Nusipirkau mėsainio ir iškart buvo senukai prie pat. Tai to makroflexo reikėjo nusipirkti. Ar kaip jis ten vadinasi, makroflexas ar makroflexas. Tai žodžiu, ir pasiėmiau valgyti, bet šalia buvau, greit užbėgau. Didelė ta parduotuvė, ten žodžiu, dar dujų man reikėjo. Ai, galvoju, varau, nusipirksiu Tauragėj, ten daug greičiau, mažesnė ta parduotuvė, viskas aišku, daug maž. Ten ta parduotuvė žvėriškai didelė. Tai ir bajeris tame, kad pasižiūriu, iki kada dirba Tauragėj senukai, dirba rašo iki 9. Bet pasirodo, kad ne. Uždaryta. Blembačka. Uždaryti senukai, nuvarau dar į Maksimą, sakau, gal Maksimai netyčia bus, Maksimai nerandu. Tai žodžiu, dar vienas nereikalingas važiavimas į Tauragę. Rytoj bus. Vien dėl to, kad nenusipirkau Kaune, tingiau pavaikščioti po didelę parduotuvę. Nieko nepadarysi. Taip kartais būna. Maras, kad iš vis užkaišius aš tą traktorių šitais, kaip jie vadinasi vėl, to kempinėm ir bus gerai. Da geriau bus negu su putom. Varau dar pasižiūrėti
kur nuvirto vėjo malūnas, visai čia ne per seniausiai, prieš keletą dienų. Pažiūrėsim, kaip atrodo. Turėtų atrodyti įdomiai. Bet jeigu vienas virto ir jeigu stiprės vėjai kada nors ateityje, tai spėju dar ne vienas virs. Baisu. Kažkaip dabar jau ir nejauku važiuoti čia pro jos, kad neužvirstų. Ai, virsta. Ai, ne, nevirsta. Galvojau, kad virsta, bet ne, nevirsta, pasirodė. Tuoj būsiu vietoj, netoli esu jau. Bet iš tikrųjų dabar taip nejauku važiuoti. Tikriausiai dabar kaip... Ai, čia nieko neprileidžia, tikriausiai per arčiausiai negalėsiu išlipti. Bet iki tenais galiu tikriausiai važiuoti. Ką jie man padarys? Parodyti žiūrovam, tai reikia. Vat ateityje labai noriu šito krano teisiu. Netolimoje ateityje. Nu va taip, va jis ir perlinko. Žiūriu. Bet čia svaipso rūko. Gerai. Tai dar kas nežinojo, tai kai krito tas kliudė kraną tą didžiulį, tai tas kranas susidegė. Stipriai strėlė. Nu jo. Gerai, gana tų nesąmonių, laikas imtis rimtų reikalų. Štai pliumpis. Sėdynė jau vietoj. Nu ką ne. Pasižiūrim, kaip atrodo. Šidianaitė. Atrodo labai gerai. Tai kas dar? Jo, dabar turėsiu pribančią sėdynę, bet turėsiu daug vietos. Čia reikės kažką pasidaryti, kažkokio kaip... Čia realiai vos net... Čia realiai galėsiu ir miegoti. Bet dabar priekį, tai čia iš tokios kardos. Ir visur vatos. Viską užkaišėm, kiek tik įmanoma daugiau. Ir bus gerai tada, manau. Vidurėlis. Žiūrėkit, hajakšti. Dar atplauti visą biškutį. Ir bus, va, viskas veikia. Posūkiai, šviesos, ilgos, trumpos, matosi į X-ą. Tenais atsispindi, jeigu atsispindi, palaukit. Pavalysiu biškį. Nu jo, su šito tai bus reikalų, jeigu lys stipriai. Geras. Dar pažaist noriu. Šitas geras. Tai, jo, toj pažiūrim, į X-ą matosi, nesimato daugiau. Matosi posūkis, nežinau, ar matosi, jums nesimato, bet man matosi kitas posūkis. Štai čia. Tada lempos trumpos ilgos. Čia LED baras tai jau aiškiai matosi. Turim cigarečių prikūrėjai. Žiūrime, veikia. Kas čia paprasan? Tai gal pasijungia jau. Nu, palaukiam sekundę vieną kitą. Pipinė. Veikia. Viskas veikia. O. Hajakšt. Raudonas. Ok, jo. Spėju, kad jo. Varysiu namo. Ir varysiu namo. Ir visai man čia bus, sakyčiau, neblogai. Va, porankis. Dar, man atrodo, pasiverčia šitas vairas. Kažkiek. Tai pažiūrim.
Tai va. Koją pasidėti yra kur, nes pavara bus čia, koja čia. Čia galėsiu važiuoti non-stop. Ką, užkuriam? Blogas oras. Dar susitempiau ten prie, kur vairas sukinėjasi, buvo biški. Turėjau šio tokio klibesio, to žmogelio nėra. Tai važiuoju namo vis tiek šiandien, tai čia šiandien per tokį orą nieko nepadarysi. Ir antras dalykas, tai tuoj sutems. O trečias dalykas, tai vis tiek kažkoks garsas yra. Ir iš pavarų dėžė, gal dar reikia papilti apalų toks, kai sukinėjai. Ir iš vien, kai dirbi toks. Pažiūrėjau, sukau tepalų. Nežinau, kiek tų tepalų, tai turi piltis ir nežinau, kiek tada supylėm. Nes neišpyliau, bet reikės rytoj atvaryti, žodžiu, pažiūrėti. O visą kitą, tai atrodo liuks, vietos yra daug. Tik visas skylės susikimšinėti, susitvarkyti, pasijungti tą ventilitoriuką. Bus, bus kaip gerai. Svarbu, kad tik tai, svarbiausia, kad mechaniškais man važiuotų. Švarangelės pakeistas, viskas pakeista, žodžiu, cool. Tai jau dabar tik reikia man užsikamšyti, užsidėti viską, kad būtų nepūstų kiaurai visur vėjai, šilta būtų. Rankos muzinas. Tai jo. Varau į namų. Žiūrėsiu gal, jeigu oras pasitaisys, tai gal biškį dar ir nulėksiu pakamšinėti skylės. Da pažiūrėsiu, sakau, negavau mikroflexo, bet žinau, kad brolio buvo mikroflexo lygtis truputį. Tai gal didžiausias skylės ar mažiausias? Gal mažiausias? O gal didžiausias? Ar mažiausias? Ar didžiausias? Ar mažiausias? Ar didžiausias?